kai aš neturiu laiko su vaiku, tada aš draudžiu. Ne, to negalima. Nes aš labai žinau, kaip galima, bet aš neturiu laiko paaiškinti tau, kodėl tas galima, kodėl tas negalima. Tada ne. O jeigu aš noriu, kad tu suprastum, ir aš bandau padaryti tą, kad tu suprastum. Gink Dieve, aš tik nenoriu, kad tu įsivaizduotum, kad aš esu ten, žinai, Mona Lisa, kuri ten šviečiu. Ne, visko būna, Dieve, visi mes žmonės. Bet norėti tai daryti, va esmė. Kelias mūsų yra norėti. Arba žinoti. Jo, žinoti, pirmiausia žinoti, tada, kai tu sakai, ne, tu visą laiką galvoji, kad tu čia blogai. Ir aš žinau, kad aš negerai darau ir man širdį skauda. Ir aš tikrai savo pasakau, viskas, nuo rytojaus ir tikrai stengiuosi kažką pakeisti. Ir sakykime, arba dabar dar turime tas tokį, žinai, vakarinių pasakų dar kampelį. Mamytė, tu su manim pabūsi. Man atrodo, Dieve, jam 8 metai, jūs turėtų pats užmigti. Jūs pats knygas skaito ir tikrai būk geras, padaryk pats. Bet ašgi žinau, kodėl jam reikia. Tai, kad jam mamos reikia. Ir mes tada kūrėm pasakas kartu. Ir va, tarp kitko, ir turiu mintį, gal sakau visai, aišku, čia dabar visi labai tas knygas leidžia, bet tokių keistų kreivų pasakėlių prieš naktį rinkinį visai galėčiau parašyti. Tarsi, jos yra sukurtos pasakojant rapalui viską. Ir tai yra laikas vėlgi jam atiduotas. Bet aš turiu tikrai smagų žmogėliuką, kuris man labai padeda gyvenime iš tikrųjų. Kuris man kartais pasako tokias elementarės tiesas, kai aš jį žiūriu ir galvoju, wow, čia mano vaikas. Na, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, čia prieš porą mėnesių mirė mano mama ir tikrai mes turėjom labai liūdną laiką. Ir stipriai prisiglaudė, aš tai labai mamą užjaučiu, labai. Sakau, ir aš tai užjaučiu čia ir tavo močiutė mirė kartu. Bet tai tu žinok, jinai mūsų laukia tenai, žinai. Tai jinai palauks ir mes ateisim. O tu pirmą ateisi. Sakau, turbūt. Liūdna man bus be jūsų abiejų. Va taip mes šnekamės vakarė prieš miegą. Ir kažkaip viskas nurimsta. Susidėlioja į lentynėlės ir pagalvoju. Po reklamos žiūrėkite. Apie lietuviškos saulės galimybės gaminti elektrą mūsų namams ir apie lietuvių mokslininkų pastangas. Mes jau pradedam kurti patys. Ir tie metodai tarnauja visi tyrimų mums, o ne taip kaip, sakykime, buvo iki šiol, kad buvo daug kas tyrima, bet žinios, informacija nutekėdavo, o nelikdavo Lietuvoje. O dabar yra pradžia tos puslaidininkių technologijos Lietuvoje. Saulės Lietuvoje vos 5% mažiau nei Vokietijoje, kur saulės energetika tikrai ne naujiena. Štai ir kaimynai estai jau baigė statyti jėgainę, kurioje elektra bus gaminama tik iš saulės šviesos. Mūsų pramonės ir mokslo pasiekimai jau tokie, kad Lietuvoje turime visą saulės energijos gamybos grandinę. Nepaisant to, elektrinės pas mus kol kas tik eksperimentinės. Pasakoja Rūta Stalionytė. Dar kelios akimirkos ir čia vienoje Molėtų rajono sodybų skaitiklis pradeda skaičiuoti saulės pagamintą elektrą, nors danguje storas sluoksnis debesų, nors lyja. Prieš porą savaičių taip paleista jau antra Lietuvoje oficialiai registruota saulės elektrinė. Deja, sodybos savininkas išvykęs, tad apie saulės energetiką mūsų namuose kalbamės su bendrovės atstovais, čia įrengusiais fotovoltinius modulius. Čia įdomu tai, kad yra fotovoltinės čerpės. Tai reiškia? Taip, tai yra, nereikia stogo dengti kažkokiom kitomis čerpėmis danga, o čia yra padengta danga, kuri yra ir gamina elektrą. Čia yra 12 kW instaliuotų, o per metus šeima sunaudoja maždaug 2000 kWh. Tai čia net 6 šeimom užtektų tos elektros, kiek bus pagaminta. Saulės energetika šiuo metu ekonomiškai ji nėra patraukli, bet ją reikia vystyti, nes planuojama, kad 2020 metais jau tikrai jos saulės elektros kaina, kaštai bus tokie pat kaip ir iškastinio kuro kaštai.
1 kW galios instaliavimas kainuoja 10–12 tūkstančių litų, sako specialistai. Brangoka, bet suskaičiuota. Net prabėgus ketvirčiui amžiaus šis stogas elektros iš saulės pagamins beveik tiek pat. Efektyvumas sumažės vos 20%. Tai įrodymas, jog atsinaujinančių išteklių energija iš vėjo ir saulės tai ateities energija. Tai ir fotovoltinius modulius įrengusios bendrovės, kurios pagrindinė veikla metalo apdirbimas pozicija. Ponas Vitas pasakoja, kad susidomėjus ekologiškos energetikos plėtros perspektyvomis, jau 4 metus įmonė vykdo vandenvalos, vėjo ir saulės energetikos projektus. Saulės energetika tai yra pati ekologiškiausia energetika. 1 kilovatas instaliuotas per metus, jisai sutaupo 700 kg CO2. O jam pagaminti reikia 200 kg. Tai pusę tonos CO2 vienas instaliuotas kilovatas per metus sutaupo išmetimų. Mums įdomiausi įvairių tipų elektrą gaminantys saulės moduliai, kuriuos bendrovė ne tik įrengia, bet ir tyria jų energinį efektyvumą lietuviško klimato sąlygomis. Beje, būtent čia įrengta pernai rudenį registruota pirmoji šalyje 18 kW galios saulės elektrinė. Pereitų metų rugsėjo 9 dieną 1 kWh saulės energijos pateko į Lietuvos tinklus ir lietuviai pradėjo naudoti saulės elektrą. Taip nutiko, kad čia filmuoti susiruošėme, kaip sakoma, tipiškai lietuvišką dieną. Lauke vėjas, lyja, o apie saulę galime tik svajoti. Tačiau būtent dabar tas metas, kai galima įrodyti, saulė gamina elektrą visada, net kai dangus visiškai apniukęs. Tai va, čia nuolatinė srovė keičiasi kintama. Nu, ir įdomu, šiandieną tikrai diena yra lietinga, apsiniaukusi, lyja. Šiuo metu mes iš tinklus, iš vienos dalies 330 vatų atiduodam, iš kitos, matom, 470 vatų. Taip, kad viso, aišku, nedaug, iš 18 kW galios jėgainės šiuo metu atiduodam maždaug 2 kW. Iš 18 tik tai 2. Tai yra nedidelis galingumas. Bet tik tai saulutė, kai švystelės, čia iš karto užkils galia. Efektyviausiai elektra gaminama tuomet, kai moduliai yra atsukti tiesiai į saulę, pasakoja ponas Vitas, rodydamas ant bendrovės stogo ir kieme stovinčias saulės modulių sistemas. Kai sulaukia saulėtos dienos, dar kartą čia apsilankome. Šįkart smagiau ir dėl to, jog kartu su mumis žvalgosi keli gimnazistai. Akivaizdu, saulės energetika domina vis daugiau jaunų žmonių. Apačioje 2 skirtingų tipų saulės modulių plokštės. Viena jų vis gręžiasi į saulę pagal astronominę programą, kita sistema seka šviesiausią dangaus tašką. Ant stogo išrikiuotos specialių kampų pakreiptos jau gaminančios elektrą 3 rūšių saulės modulių sistemos. Čianais yra polikristalinė, ten toliau truputį monokristaliai ir ten dar toliau yra amorfiniai. Tarp kitko, jie ir išvaizdos yra skirtingos ir, pavyzdžiui, dizaineriams, architektams labiausiai patinka monokristaliai, todėl, kad jie tokie gražus, dailūs ir dabar naudojama kaip ir dizaino priemonė. Srovės keitiklių patalpoje savo akimis matome, kiek kartų daugiau visi saulės moduliai pagamina elektros šiandien. Debesiukai vaikšto, bet šiandieną generuoja turbūt maždaug 18 kW jėgainė, prie debesų maždaug 10 kW, o kai debesis nueina, generuos kokį 15–16 kW. Šiandien yra labai gera vaiski diena, tai šiandien gerai baterijos dirba. Dabar užėjo, saulė, 3,5. 3,6, jo. 4. Puikiai diena. Elektros per dieną čia bus pagaminta tiek, kiek standartinis namas sunaudoja per 3 dienas. Bendrovės kompiuteriuose užfiksuoti metinį saulės modulių stebėjimo duomenys patvirtina teiginius. 1 kvadratinis metras mūsų krašte per metus gauna apie 1000 kWh saulės energijos. Tiek pat, kiek Vokietijoje, Anglijoje ar kitur, kur saulės elektrinės seniai nebe naujiena. 8–9 mėnesiai per metus tai laikotarpis, kai ir mes galėtume naudotis ne naftos ir dujų, o saulutės gaminama elektra.